Pirmoji mėnulio diena. Dienos akmuo kalnų kristalas. Simbolis žibintas. Pirmoji mėnulio diena yra viso ciklo pagrindas. Tai stebuklinga ir neįprasta diena. Šis simbolis reiškia amžinos šviesos įvaizdį ir gilų dvasinį ryšį su subtiliuoju pasauliu. Pirmąją mėnulio dieną sukurtos minties formos ir vaizdai suformuoja energetinį pėdsaką subtiliame pasaulyje, kuris prisideda prie tolesnio jų materializavimosi realiame pasaulyje. Jei nukreipsite savo veiksmus į tobulėjimą ir dvasinį apsivalymą, tai atneš jums daug naudos. Pavyzdžiui, jei galvojate apie praeities įvykius ir atleisite savo skriaudėjams arba patys paprašysite atleidimo tų, kuriuos įžeidėte, tai padės pagerinti jūsų karmą ir nutraukti trukdymus judėti į priekį. Atsiprašymas priimtinas netgi ištartas mintyse, tačiau jis turi būti nuoširdus. Šią mėnulio dieną gerai praleisti stebint ugnį. Jei įmanoma, uždegkite žvakes. Mintimis susikoncentruokite į kažką gero, pajuskite meilės ir ramybės jausmą. Ši diena labai palanki geriems ir maloniems įsipareigojimams, ypač jei jie pakelia nuotaiką ir tobulina asmenybę. Šią dieną sapnai beveik niekada nebūna pranašingi. Jei sapne matote košmarus, neturėtumėte ties tuo sutelkti dėmesį, nes sapnas vis tiek neįsipildys. Per tokius sapnus pasąmonė tiesiog bando atsikratyti nereikalingo bagažo. Pirmąją mėnulio dieną ypač pažeidžiama veido dalis ir smegenys, todėl nereikia piktnaudžiauti alkoholiu ir nepatartina pervargti. Nerekomenduojama daryti kosmetinių procedūrų ir operacijų, ypač veido srityje. Pravartu pradėti sportuoti. Ši diena puikiai tinka smulkiems buities užsiėmimams, o skalbimus ir valymus geriau atidėkite kitam kartui. Diena puikiai tinka kūrybai ir viskam, kas su tuo susiję, siuvinėjimui, mezgimui, piešimui ar kitam kūrybiškam pomėgiui. Ši diena tinka ramiems romantiškiems pasimatymams, pamastymams apie bendrą ateitį. Šiandien nerekomenduojama pasirašyti svarbių dokumentų, keisti valiutą, imti į skolą ir grąžinti įsiskolinimus. Derybas ir svarbių sprendimų priėmimą geriausia atidėti sekančiam kartui. Neigiamos įtakos turės ir naujos įmonės įregistravimas bei naujo verslo atidarimas.